Nu, va, matai. Tai tikiuosi, kad jau ta transliacija kaip ir vyksta, aš dar žvilgtelsiu. Rodo, kad vyksta, bet nematau. Nu, okei, gal užsinaujins ten. Tai labukas, Reda. Labą dieną. Tai man labai smagu tave pakalbint. Tu gyveni Anglijoje, ne, daug metų turbūt jau. Jau 18. Va dabar bus rugsėjo 16-18 metų. O, geras. Tai Aha, jau, iš tikrųjų jau tiesi tenais jau tikras gyventojas, ne? Anglijoje tavo namai. Taip. Smagu. Pasijungstu Lietuvos labai, bet. Aišku, suprantu. Bet vis tiek parvažiuoji čia. Pabūt truputėlį. Nes visi giminės. Tai mes šiandien, aš labai norėjau tave pakalbinti, žinai, apie mūsų internetinę parduotuvę, kurioje mes apsiperkam, ir tu, ir aš. Kiek laiko, tarp kitko, apsipirkinėjai ten? Jau beveik 4 metai. O, geras, o aš jau daugiau kaip 6 metai iš tikrųjų. Tai, vat labai greitai bėga laikas. Labai. Ir, žinai, noriu tavęs paklausti, ar kažkas pasikeitė apskritai, gal kažkokie įpročiai tavo, gal kažkas, kai tu atradai šitą internetinę parduotuvę? Tai be abejo labai pasikeitė. Pirmiausia, tai pasikeitė mano visų pirkinių, kaip pasakyti, pirkinių planavimas. Kaip aš sakau, visada, kaip ir Anglijoje gyvenam, tiesiog yra parduotuvės jos išmėtytos, mums visko reikėdavo, tai reikia ten, ir atrodo vaikštai ir ten kažko reikia, ir ten. O dabar aš šitoje parduotuvėje susiplanuoju mėnesiui, ko man reikia kasdien mūsų šeimai ir nebereikia išlaidauti ir pirkti nereikalingų daiktų, prekių. Suviliotų akcijų, ne? Nevilioja tavęs akcijos. Būtent. Ir tos akcijos, kažkaip jos žmonės tiesiog, kaip pasakyti, jos vizualiai apgauna ir tu jas nori, bet paskui parsineši ir jų nereikia tų daiktų ir niekam nepanaudoji. Dažniausiai tai. O šitoj parduotuvėje dar noriu pasakyti, kad mes apsiperkam tiesiai iš gamintojo, ne? Vat gamintojas sukūrė kažkokias prekes, pagamino ir parduoda savo to internetiniai parduotuvėje. Tai vėlgi, kaip tau patinka čia kainos? Tai pirmiausia, kai aš atėjau į šitą parduotuvę, pirmiausia, aš tai viską apžiūrėjau, išanalizavau, kas man tinka, kodėl čia taip viskas ir tiek pliusų. Ir svarbiausias dalykas man yra gyvenime buvo tiesiai iš gamintojo. Ir tiesiai tu gauni prekes aukščiausios kokybės, kur aš išanalizavau, kadangi aš žmogus esu, pirmą patikrinau, paskui kažką darau. Tai man buvo labai svarbu tų prekių technologija, įsisavinimas, jos gamyba ir svarbiausia, kad aš gaunu tiesiai iš gamintojo savo, niekam aš nepermoku ir tai, kad ką tai reiškia iš gamintojo man, tai tiesiog gamintojas atsako 100% už prekes. Jeigu kažkas man netinka parduotuvė, jeigu fiziniai, tai ar aš galiu kažką tai kažkur tai tam gamintojui kažkur tam paprikaištauti, kur? O čia aš galiu pasakyti, kad aš esu be galo patenkinta ir kainų atžvilgiu už tokią kokybę tikrai, kainos kiekvienam prieinamas. Tikrai. Dar paminėjai, tai iš tikrųjų šita parduotuvė suteikia 90 dienų pasitenkinimo garantiją visiems savo klientams. Tai reiškia, kad 3 mėnesius mes galim netgi maisto papildus gerti ir tiesiog pareikšti savo kažkokias pretenzijas, gal netitiko mūsų lūkesčių, ne? Ir mums bus sugrąžinti pinigai arba pakeista kažkokia kita preke, jeigu mes pageidaujam. Ir man tas toksai yra labai patiko, kai tas 90 dienų sugrąžinimas. Ir kaip, pavyzdžiui, jeigu nors vieną kapsulytę lieka, kaip pavyzdį sakau, ir žmogus sugrąžina
ir tau grąžinama 100%, kurioje vietoj galima taip. Niekur, aš tikrai nesu girdėjusi tokių dalykų. Ir man dar labai patinko tai, kad ta 90 dienų, ypatingai kas liečia maistinius papildus, tai tiesiog yra, kad įsisavina, tiesiog atstato per 90 dienų mūsų ląstelės. Dėl to yra taip ir yra, kad tas, pavyzdžiui, liečia, jeigu tau kažkas netinka, bet, dar aš negirdėjau, kad kažkam tai netiktų. Taip, tai įsivaizduoji, kaip pasitikė gamintojas, ne, kad jisai suteikia tokią garantiją ir priima klientų tos nusiskundimus. Jo, tai tiesiog yra labai svarbu gauti tiesiai, ne kažkam reklamos mokėti, nes čia yra, ką tos visos priemonės, tai ką sako, tai yra taip ir veikia, tiesiog yra užmokamės už kokybę, už tą patį produktą, ne kažkam, kas pervežė, ne kažkas tai tokio visame kame yra, einant į fizinės parduotuvės, tai tiesiog tame aš sutaupau, tame tokių pliusų aš matau, tiesiog aš jau dabar nebemoku, nueiti aš parduotuvę nevaikštau, tik maisto einu. Taip, suprantu. O Reda, žiūrėk, pasidalink truputėlį, kaip tau patinka ta lojalumo programa. Ne, paprastas klientas, ką čia jisai gauna, papasakok truputį. Wow. O, čia tai jo, tai paprastas klientas pirmiausia, tai nuo kiekvieno apsipirkimo, kaip apsipirki parduotuvėje ir iš karto gauni nuo tavo apsipirkimo sumos, man sugrąžina kompanija 20% lojalių pinigų. Taip. Man buvo wow. Kitą mėnesį aš jau galiu, tai man, kaip aš paskaičiavau, ten krepšelį, tai ir tiesiog sugrąžina ir transporto priemonę. Už transportą. Man buvo wow. Bingo momentas toksai, žinai. Tai galvoju, aš net gaunu, grįžta, kaip pavyzdį sakau, pavyzdžiui, 18 svarų. Kurioj parduotuviai, aš nuo apsipirkimo, šitai parduotuviai fiziniai, nueinu, pavyzdžiui, prieš tai įdavau, niekur man tai nekra. Mes turim ten, tokias korteles čia. Niekur nėra. Benzino užsipirkti irgi niekas negrąžina, nei kokių ten kas mėnesį. Tai čia buvo bingo momentas man labai didelis. Ir visą laiką visom prekiam, daugybę metų, kiek aš esu jau parduotuvėje ir jau daug žmonės ir daug yra, niekada produktai nėra pabrangę arba nėra atskirai, ta prasme, kokiam nors produktui tik ta akcija yra ar nuolaida yra. Čia yra, mes gaunam visi nuo 30 iki 50% lojalūs klientai. Tai čia, irgi tiesiog visą laiką ir gauni atskirus pasiūlymus. Yra dar ta programa, man tai patinka, kai tu daliniesi, gauni ir kompanija suteikia tau tokią galimybę, atsilygina už tavo rekomendacijas. Tai tiesiog tu daliniesi tuo, kas tau padėjo. Pavyzdžiui, tu nueini filmą, kai aš sakau, man tai buvo irgi bingo momentas, ar mesgi visi rekomenduojam kažką, tai einam į barą, kokią, ne? O čia man bingo momentas, tai kompanija duoda žmogui irgi tą atlygį už tavo pasidalinimą, nuostabią emociją, ką tu gauni naudodamas šituos nuostabius produktus, tai čia man labai labai patinka. Taip. Dar, žinai, norėjau taip užakcentuoti, kad suprastų žiūrovai, kad tuos lojalumo pinigus, kodėl mes gauname, ne? Kaip tu sakei, kiek daug sugrąžino tų pinigų. Tai iš tiesų taip ir grąžina parduotuvė už mūsų lojalumą, jie atsidėkoja. O kas tas yra lojalumas? Gal irgi ne visiems aišku. Tai tiesiog klientas apsiperka kiekvieną mėnesį čia. Tai ar tu manai, kad šita, kaip čia sakyti, kažkoks tai kaip priverstinis dalykas, ar kaip tu į tai žiūrėjai, kaip tau pasakė, ne, kad, čia tu būk lojalus klientas, apsipirk kiekvieną mėnesį, ir kaip tu į tai sureagavai? Aš sureagavau 100% teigiamai, nes aš priėmiau sprendimą iš vis pakeisti parduotuvės apsipirkimo vietą. Taip. Tai ir aš noriu giliau paaiškinti, tiesiog aš apsiperku viską, ko man reikia kiekvienai dienai.
Ta prasme, aš neperku vis didžiausius, tiesiog mes naudojam, kaip pavyzdį, ir dantų pastą, ir šampūnus, ir muilą, ir vitaminus, ir kavą geriam, viską darom, tą įsigijau čia vienoje vietoje, kur man nereikia vaikščioti. Ir tas lojalus, kad apsipirkti kiekvieną mėnesį, bet mes visi lojalus esam, ta prasme, aš apsiperku ir kitoj parduotuviai, bet aš ten dabar sutaupau laiką, ašgi nepasirašiau ten, bet man su niekuo, bet mes visi einam kas antrą dieną į kitą parduotuvę. O man dabar, aš tiesiog, net klausimo man tokio nebuvo iškilę, kad kodėl aš turėčiau užsipirkti kiekvieną mėnesį. Todėl, kad man reikia. Man tas pasibaigė, aš nusipirku, aš nevaikštau niekur, užsisakau, susidedu savo krepšelį, apsiperku tą, pažiūriu, ko man reikia, susidėlioju sąrašą, kas pasibaigė, taip parduotuvėse irgi einam, susirašom, ko reikia, bet ten išleidžiam, ojojoj, niekas man nieko negražina dar. Tai aš net klausimo nekėliau savo, aš tik priėmiau savo sprendimą. Nebevaikščiau parduotuvės fizinės ir sutaupau savo laiką ir pinigus, sureguliuodama savo pirkinius. Būtent, suplanuodama, taip, iš anksto. Man labai, aš tiesiog patenkinta ir, kai sako, tu jau 3 metų, tai palaukit, sakau, o mes irgi parduotuvės einam nuo pat vaikystės ir į parduotuvės. Net neskaitom, kad tai yra lojalumas ir mums ten nieks už tai negražina kokių ten didesnių pinigų, išskyrus ten tos kelis centus. Tai žinokit, aš noriu pasakyti tokį palyginimą, mes turim čia tokią kortelę tipo lojalumą, tai tikrai aš ten toj sistemai einu maisto nusipirkti, tai parduotuviai, ir man skaitosi ir benzinas, tiesiog aš duodu, tai aš į mėnesį negaunu tokių atgal 20%, tai gal kažkaip kas 3-4 mėnesius man ateina kažkokios taip įkrenta apie 3 centus minimum. Ta prasme, kaip čia, taip, nuo to apsipirkimo man įkrenta tas taškai ir pagal tai reikia surinkti apie 200-300 tų taškų, dar daug, ir paskui man ateina gal kokie 2-3 svarai per 3 mėnesius. Tai čia palygimas tikrai ne. Tikrai. Ar yra kažkoks produktas, kurį tu mėgsti pasiimti po to už tos lojalumo pinigus? Ar tai nesvarbu, tiesiog kažką? Yra. Yra? Koks? Yra mano mylimiausia kava. Aha. Ir mano mylimiausia skaidulas, nuo kurių aš atėjau čia, nes aš turiu virškinimo problemų, dėl ko aš atėjau dėl sveikatos. Tai man buvo tiesiog, kad po kiek laiko vartojimo aš atsisakiau cheminių vaistų ilgai naudotų. Tai aš turiu refliuksą, daugybę, aš geriu kavytę. Kitos, aš į kelionės jas pasiemu, aš visą laiką dabar keliauju su savo mylimukais. Tai man kava, tai aš nusipirku už lojalius pinigėlius kilogramą už svarą. Taip. Ir geriu. Ir aš. Tiesiog tikrai tas produktas, kol kaip neparagavau, kol nesusipažinau su, tai aš sakau, kol neparagauji, tai to nežinai. Kai išbandai, tai pakeisti daugiau tikrai į nieką daugiau nenoriu, nes aš atsigėriau kito kavos, tiesiog man pradėjo skrandis skaudėti. Tai toks jausmas, kad aš turiu vaikščioti, geriu tik savo kavą. O skaidulos tai tiesiog yra sveikatinimo šaltinis man. Aš be jų niekur nekeliauju, tai nėra dienos, kada aš jos tiek metų nenaudočiau. Aha, taip, nes dar, žinai, klientai klausia irgi. Tai kaip čia, neturėsiu čia gal ką pirkti kiekvieną mėnesį, žinai. Tai aš galvoju, vien jau omega geriam, skaidulas naudojam. Tai nejaugi jūs galvojat, kad skaidulų galima privalgyti mėnesį į priekį, ar kažkaip taip, neįsivaizduoju. Aha. Taip, tai juk mes nebent pakeistume kažkaip labai ten jau stipriai tą savo mitybą,
nors neįsivaizduoju, kiek reiktų suvalgyti skaidulinio maisto, nu, turbūt neįmanoma. Aš labai daug metų esu, kaip pasakyti, kvalifikuotas ir medikas. Taip, medicinos srity dirbi, taip. Tai tiesiog, vat, kai vizualiai žmogui parodau, kiek tu turėtum suvalgyti, kad tu gautum. Bet faktas yra dabar, mūsų šiai dienai, kas buvo prieš 10-15 metų, jau tie produktai, kad ir patys sveikiausi, sakomi, jie yra, dirvožemis mūsų jau nebe toks. Viskas jau yra visiškai kitaip. Mes ypatingai dabar gyvenam čia, kad prieš mane skraido lėktuvai kiekvieną dieną. Tai mūsų oras aplamai visur yra jisai užterštas ir mes toksinų gaunam kiekvieną sekundę. Tiesiog, kai sako, kad mums nereikia sveikatinimo, arba, kaip tu sakai, prisivalgyti to skaidulų, mums reikia skaidulinio maisto kiekvieną mielą dieną. Tiek mažam vaikučiai, tiek ir suaugusiems. O jau labiau, kai jau ir matingai moterims nuo 40 metų, tai tiesiog aš dalinuosi daug informacijos, dėl ko tai reikalinga ir prijungiant be abejo visus kitus, sakyti, maistinės medžiagas, kurios reikalinga ir širdies darbui, ir kaulų sistemai ypatingai, tiesiog, kad nebūtų daugiau tų problemų. Jeigu norim ilgiau gyventi, tai dabar turim investuoti į save dabar, profilaktiškai. Ne paskui, kai jau labai skauda, ar paskui jau operacijų reikia, ne tada jau paskui reikia daryti. Į save investuoti dabar. Tai aš atradusi, tikrai man yra naudojasi ir net minčių, man kiekviena diena, kiekvienas tiek namų ūkyje, tiek aš ir sutaupau ir nebeperku aš tokių produktų, kur, kaip pavyzdį, tokių galiu pasakyti, tai buvo be galo bingo momentas. Irgi toks vienas, noriu pasidalinti, kai mano dukrytė sako, mama, mano drabužis naujas, kokios ryškios spalvos. Ką aš turiu pasakyti? Tai bingo momentas yra man, kai yra skalbimo priemonės naudojamos nebeskirstant, atskirai nereikėjo pirkti, kai auginau vaikučius, reikia ten ir tą, atskirai vaikam, atskirai baltiem, atskirai spalvuotėm, atskirai dar skalbimo mašinai reikia ten nukalkinimo. Šią priemonę turim vieną viskam, naudojam nuo kūdikio iki pačio, nes mums per odą, kadangi labai daug alergijų ir mano dukrytei buvo alergijos odos, tai kai tik pakeiti net skalbimo priemonę, kurioje, kai skalbi rūbą, mes padarėm eksperimentus irgi, jis skalbi rūbą ir su paprastais bėga viskas, chemikalai, o čia chemikalų nėra. Tai yra tikrai labai smagu, kai viena priemonė atstoja visą. Tai nereikia tau atskirai baltiems, atskirai spalvuotėms. Aš net nebijau, žinot ką, nebijau sudėti bendrai spalvotus rūbus su baltais. Nes niekas nenusidažo. Čia bingo momentas. Jo, tai tokių labai daug dalykų yra. Aš labai džiaugiuosi, kad aš atradau šią nuostabią parduotuvę. Reda, tu dar sakei, norėjai pasidalinti dar kažkokiais keliais produktais savo mėgstamiausiais, nes mes čia, žinai, taip labai irgi to laiko nenorim užimti daug žmonių eterio, bet vis tiek truputėlį papasakok, iš vis, kokios čia prekės yra ir kokios tau patinka. Pirmiausia, tai labai dar patinka man priemonės, kurios yra kaip sakoma valymo priemonės, trinkate. Tai, bet jos yra universalios ir aš labai mėgstantis žmogutis augalus, auginti darže viską ir aš tiek tą pačią priemonę naudoju ir namuose valymui. Vaisius nuplaunu,
nupurškiu, kadangi plevelės yra, kaip, pavyzdžiui, obuolius nusipirki, nes mes čia obuolių savo soduose neturim, Angliai čia nėra taip kaip Lietuvoje. Ir aš tiesiog ir savo augalus apsaugau su ta pačia priemonė, vat irgi yra tokių bingo, ir negeriečius vabaliukus panaikinu. Tai ir kad gėlytės ilgiau pamerktos irgi laikytų, kad irgi lašinukui lašino. Tai tokių priemonių atradau ir man labai patinka, kai dar viena priemonė, kai aš turiu ir mašiną, tai tiesiog vieną priemonę turiu irgi mylimuką, kur galiu visą mašiną, panelės išvalyti, viską. Išblizgint. Ir stalus, tuo pačiu, nes reikia stalą nusivalyti atskirai, batams atskirai, mašinai atskirai. O čia viena priemonė daro viską. Taip, ir odai, ir plastikui, ir medžiai, viskam. Rankinukai, batai, viskas nuvalyta, aukščiausios niekur nėra visos odinės striukės, viskas sutvarkyta. Ir labai skaniai kvepia dar, ne? Apelsinais. O kvapai, o dar, iš vis dabar atradimas, tai yra eteriniai aliejai. Ko aš iki čia nebuvau. Aš jais domėjausi, bet visą laiką, kaip mane stabdydavo, kad yra sintetinių priemaišų, ingredientų į kitus įdėtus eterinius aliejus. Aš čia atradau stebuklą ir naudojam kiekvieną dieną. Ir man buvo stebuklas, kad, pasiėmė eterinį aliejų, tu gali jį natūraliai pauostyti, tau nieko nėra. Jisai pagal tavo nuotaiką, jis tau sukelia. Ir pas mus visą laiką yra difuzeris, tai man labai padėjo tokia viena praktika, man prieš 2 metus mano dukrytei būdavo panika atakos, kur dabar vaikams yra labai, tiesiog, kaip pasakyti, to amžiaus per tą greitį, per tuos visus internetus, per mokslo didelius krūvius, prieš egzaminus, pas mus čia, nes labai, kaip pasakyti, didelį stresą duoda vaikam, tiesiog kiekvieną dieną, tavo egzaminas, tiesiog, žinai, tiesiog eina per vaikus ir vaikai panika atakos labai didelės ir aš jau bijojau, kad man neišlaikys egzaminų baigiamųjų. Ir aš pasikonsultavau su Edita, kad ką daryti, tai man patarė, kokius eterinius aliejus naudoti ir mes kiekvieną dieną, kad susikoncentravimui, su dėmesiui, nuimti tą visą stresą. Ir žinokit, mums išlaikėm egzaminus, nes jau buvo ten toks planas padarytas, kad daug vaikų būtų atskirai, kad neperkrauti jų ten visokių dalykų, kad jau vaikai panikavo, kad mes neišlaikysim, negausim blogus rezultatus, tokie, žinot, kaip tiesiog yra nejuokinga. Ir žinokit, mano didžiausias džiaugsmas, kad mano vaikas išlaikė puikiai egzaminus, be jokių streso. Mes visą laiką naudojom difuzeris pas ją kambarį, nes mes ir atradom natūralius eterinius aliejus ir paniko atakos mums nesumaišė išlaikyti egzaminų ir išlaikėm pačiais geriausiais rezultatais. Tai kito įrodymo man tikrai nereikia, žinokit, tiesiog yra stresai, kai dar kažkokie dalykai, kai sveikatos, tai aš venas tepuosi su savo kremą ir pastiprinus. Man tai yra, aš įsimylėjau ir aš labai sudėkinga, kad aš atradau tuos eterinius aliejus. Tai žiūrėk, apibendrinant, ne? Tai yra ir eterinių aliejų galima čia įsigyti, ir galima valymo skalbimo priemonės, kaip ir minėjai, ne? Ir ta pati dantų pasta, šampūnai, kondicionieriai, kremai ir viskas, ne? Grožio linija. Taip, grožio linija. O ką aš čia dar nepaminėjau, kava, sakei, taip, ir ko aš dar? Ir maisto papildai. Maisto papildai yra ir vaikučiam, ir svorio reguliavimas. Taip, ir svorio reguliavimui. Ir mes reguliuojam stipriai svorį,
man aišku, kol kas nereikia. Tau tai nereikia tikrai. Nu, ateity nieks nežino, tai jo aš vartoju, kad užtat nereikėtų. Taip. Reguliuojasi svoris, naudojat natūraliai, be jokių, aš visą gyvenimą esu prieš, kaip medikas ir kad prieš drastiškas dietas, dėl ko tai, kadangi yra visi dalykai, prieš dietas tiesiog yra graži, nuostabi linija grožio ir mūsų vyrams, vaikinams, o pasakyti tai, kad man tai yra svarbiausia, kad mano namai kvepia natūralia gamta. Taip. Aš tiesiog, kai naudoji, nereikia nei pirštinių, kai valai namus, nereikia kaukių, kai šveiti vonę, ar kokių plyčius ten. Tai čia tiesiog yra kvepia, o rezultatas labai greitai paparški ir nuostabu. Ir nebijai, kad ir vaikutis, jeigu yra mažas, kažką palies, ar išgers, čia galiu pasakoti, daug tos patirties yra, bet tikrai namai yra saugus ir kvepia natūralia gamta. Ir visiems labai rekomenduoju išbandyti ir saugoti pirmiausia save. Tai yra sveikata svarbiausia. Tiek mūsų, tiek vaikų. Iš tiesų, Reda. Labai ačiū. Buvo puikus pokalbis. Ačiū, labai malonu. Jeigu kažkas tai susidomėjot, jeigu kažkas nori daugiau informacijos, tai kreipkitės arba į mane, arba į Redą ir tiesiog mes papasakosim plačiau ar atsiusim video. Ir ačiū tau labai, Reda, už šitą pokalbį. Ačiū tau, Lina. Manau, gal dar susitiksim ne kartą, manau. Tikrai, malonu. Nes tikrai turiu ko pasidalinti, žinai. Tikrai, turiu daug. Taip. Daug džiaugiuosi ir kad atradau tą, ką labai senai ieškojau. Nuostabu. Tai ką, viso? Visiems.